Nu, labdainėlį. Šiandienos žygį tikslas yra jums aprodyti mano kaimėlį. Apėsiam 3 pagrindinis veitas. Tai prieplauka, užlipsėm ant kalną ir paskiau prie ežerėlį nuėsėm. Dabar esam prie pirmos veitas, kad minėjau, tai prie prieplaukas, prie didžiausios Norvegijos opės Glomas. Kai kurie jau nesat matę biškioką, dabar pamatysit bieš didesnę nos plotėlį. Dabar judant link tos prieplaukščio tokius ramis veitelis, gan gražis, matot visur tvarkinga, žolelė nuskosta, namėlis toks su langinėm. Aišku, čia niek kol kas tokį įspūdinga nėra, bet pasivakščiojimams toks ramis veitelis yra pats tas. Jau bieš per tarpą matos Glomą. Rūka praktiškai kaip ir nebijai, dar toks silpnas tiks družėlis, bet nieko baisaus. Dabar stiprus bus nusiledams link vandens, o tas reiškia, kad grįžtant reiks stipriai į kalniuką lipti. Matot, kas per opį. Kas anos per dydis yra. Tai kaip nuėsėm prie prieplaukas, pasikėlus su droną. Jeigu nieks nepradės bombėti, klausiau aš norvegų, kas yra, kada neteik zyz, kodėl nepatenkinti tų dronų. Tai atsakymus buvo, aišku, aš žinau, prilyginau tom pasakymu prisavis, kad per tokius slopinius kaip aš, kad nemok valdyti labai daug incidentų, dėl to žmonės ir nemėgsta dronų. Aš pilna sutinku. Jeigu skrenčia orznait kur ir tas dronas paskrend, veins pats žmogaus aplinka neveina. Ne, bet aišku, jaukas. Tas yra iš tikrųjų visai nejaukingas daiktas, kad nemokam valdyti, o skraidom viešos vietos, reikėtom kažkur laukus gerą pramokti, tada keltanus ten, kur žmonių yra. Bet aš tikus, kad čia nebus tų žmonių šiandien, nes gan visokai yra. Ir dabar tas rūks išsisklaidė. Dar matau, ten debeselė tokie plaukio, bet jis yra gan geras. Manau, kad bus ko pasidžiaugti. Vaizdėlis gan neblogs. Jau kaip matot, rudenėlis Norvegijoje įsibėgėjai, medelius perdažė savo spalvom. Čia šitą priekį savo laiku ir buvo kažkoks tai laivų dirbtuvės. Ir čia tų kateriokų visokiausių gan nemažai yra. To prieplauko. Graži tvor padaryti, patink man toks iš akmenų. Ir gražiai atrodo. Ir sutvirtina visą šlaitą. Pasaka. Pavydu aš tiem žmonėms čia gyventi su tokiu vaizdu per langą. Matau ir keli žvejai, keli žmogėna, kad čia tikriausiai plaukios su kateriokais. Tai dabar prasiekėm biškį pakraštės, pasižvalgykėm. Čia jau ištrauk kateriuką į krontą. Tikriausia žeima, jau kažkas prisiplaukioja. O čia dar
kol kas palikta. Ir čia, kur aš vaikščiojau po išdžiūvusi glomą, tai čia matėt irgi vaizdus, kad buvo tašta visą veitą grina tašt be vandens. Dabar mes esam per pilkėlį, į kitą pusę. Čia gražiai kaskadas, iš tikrųjų. Ir čia yra visur lėki pamatų fragmentą, tik nežinau, kas čia ir stovėjai, gal koks laivų virtojais ar kai malūną neįsivaizduoju. Aprašymą juokį neradau. Bus įdomi pamatyti pačiam iš viršaus tus fragmentus. Ten dar toliau ir didesni lėki pamata. Matot, seinas nėra buvus storas. Ir perdengiams gan stombus. Ten dar vieni pamata yra lėki. Einam prie pažiūrėsim. Palondžiusiam biškį. Nu jau koks eglis ir peraugus. Kas per armatūrkas. Iš tikrųjų, kažkas buvo prisukta čia. O matot, kai kanui šitų varžtų jankeriaut. Ir čia tas pats kažkas prisukta ir buvo. Tarpėlis toks. To vis pasibaig čia su tas pamatas. Čia ir kažkoks aprašyms. Einam pažiūrėsim. Gal kas nors. O, šeimyną parem. Blin renka žmonės. Viskas ir nudėgi čia kažkokį. Saulė niek neapsimato. Ai, čia Flate biteliuliuojus fabriks, šita. Kas čia ir bojus. Kažkas biški matos. 1905 metas. Iki 1950 metų. 140 žmonių ir dirbi.
Pasižvalgėm po paplūdimį, prie plauką, o dabar keliausiam į Kalnioką. Perėjau jau per pagrindinį kėlį ir dabar šagauju link mišką ir miškį užlipsiam į kalną. Nu katru matysies vis mon kaimska pundeln. Bjaurė, kad tep ant kels grina per žmogaus kėjimą. Ir pačiam mėti ir nejaukia kitam žmogų, aišku, ir bjaurė, kaip yra nukėjimi vakšėjim. Aišku, ir kiti kelia, visko gali čia vėti, bet man norės pručią pamėti, būtent, kad gautumės žiedinį žygis. Čia kur sakiau, su arklės, iš dabarėk peršau griuoj, biešk baidus arklys. Gražia peršau. Man tas perėjai. Pusės kažkies. Ne kažką mums čia per tas šakas lankstyteis. Pažiūrėkime, ar aš savo žingsnių ilgą galėčiau siekti mums iš paskos. Anų kumilių žingsnių greičių. Aš nebėgu, tik vien savo žingsnių, katras prilygst 5 km į valandą. Ir anie nuo mums netolsta. Blin, dveins komelis man kėlė priteiš. Kas man suka. Blin, prišek čia mane. Kas taip dar? Žirkliaujant mišku, šiek net nesustojus. Nu, biškų milė nuėjai, o mes dar užsilaikysim. Žiūrėk, kiek dydžiaus krusdelins. Bišk toks apgriauts. Skruzdis da jod. Vanikiam pritraukti. Kam esat? Žiauri, didelis skruzdėlis. Retą tu tą sutieksi. Gerai, mes neužsižaidam. Einam toliau. Tai apgrašė, tai jisai irgi veids visur. O švins grybą aug. Man dabar kelsis iš šakų į dvi dalis. Šiaip aš turiu čia vėti pagal žirgus. Bet žirgai ir kairį pusė, kaip aš kad ir mėgstėti. Bet kalons man ir dešiniau. Tiesiog mes dešiniau. Nes kažko po paskutinį video, kai gavau nuo tų svelnių užėjėm į kairį, ekiam nors vien kartį dešinį. O dar kairė pusė 3 mergas, tai man iš vis bus batai. Jo, čia matau, mes pradam pabiškį kelti viršų. Tai reiškia teisingą kelį pasirinkau. Artėjai prie kažkokios laukimėlis. Bet įtar, kad artėjai labiau prigyvenamus veids. Nes pažiūrėk, kas daros. O dar tik pagyriau širitas, kad Norvega šiaip įtvarkingi žmonės. Prisižiūr savo aplink. Aha. O čia reik prasėjat, parodyti visko jums. Žiūrėkite. Dujin išmesta. Kažkoks golfis, ne, čia bimbals tikriausiai kažkoks to. Priesiam prie naudar. Dabar einam prie kažkokios prausyklos. Kas čia ir buvo. Ne, čia ir lauža vieti. Ten
kažkokia inda, šaukštas, paudėlis, petelnis, katilukas. O kas čia per siaubo veids? Gozdinį žmogams. O, čia bus mon viršelį nutrauk. Nam toliau pasižvalgyti. Taip, čia ta jūrta į bus aptraukta su brezentu. Bet matos, kad jau gan senuka. Viskas tas buvo. Ir eina pažiūrėti, kas čia per modelis toks buvo. Į kapant man įdomu atsidūrė čia. Vat kas įdomiausia. Nu, kas atspėsti iš viduoso modelį. Einam prie vairo. Pažiūrėjau, gal ir žinkliuks leiks. Šūda, niek nelėki. Ir čia krovinėns ir boisons. Tai čia ne bimbals. Taip galvoju, kai iš priekiaus, kaip huligain kažko neši. Kažkiek, nors aišku. Mona žienis apie automobilius tai ir, kad ir mašin 4 ratas, tai ne vis laiką. Einam į vidų pasižiūrėti, jie neįlūšiam. Tikėkime, sakui, pakaroklį nerasiam. O sijalka. Ne, čia leip dvieš pavojingai. Nes čia gali kristi. Visur babakyna, stoks kiaurs. Blin, štep nur užlepti. Bet čia nieko daugiau nė. Kažkaip spausdinė mašin ten gal. Ne, čia daugiau niek nėra. Niek nepamatysiamas. Neįlūžo, į to jau gera. Gerai, iš tos pusės mašina čia nebuvo šansų užvažiuoti. Tuo pusė matot ir uolas. Čia tau šniūr tipo į to nuolą gali užlipti. Nu, ir čia vėl siaurs takėlis. Nu blemba, kurions įvažiaus tau aparatu. Esu malūns parenu kėlį. Šau tikriausiai neužpuls, nes čia nieks neapgyvena. Nieko daugiau nė. O, šaudi kažkas. Čia raškui kalibra 7 mm. Vadikėm pritraukti, va, matot. Čia trubelė. Nu, trubką pastatą aš suprantu. Čia gali po truputėlį susinešti medieną. Bet tu kap užvažiuoti kuriau. Nu, хоть nušaukt manim nesuprantu. Einam čia pažiūrėti. Plėvelį, čia tas ir uždėta. Duris. Užrakintas į, o laužti nenoriu. Negražu. Šį bandė darytais namėlį mediją. Mes jau baigam užkuopti. Į viršų čia pro medžius matau laukymį. Nu, tiksliau ne laukymį, o jau matos
Opė. Dalis gyvenvietis. Čia vos neišsigundau, galvoju, kažkoks didelis gyvatys, bet ne. Koks gražus panoramas atsiveria, labai gražus panoramas. Čia kažkas nugriovė, kažkokį trubalėlį. Čia tikriausiai tos vadinamos hytas kažkada buvus ir kažkas lesdavo laisvą laiką čia. Va, čia mes jau baigam patį viršų pasiekti, nes aš noriu į pat viršūnį pakliūti, kad galėčiau visko aplinkau apžiūrėti. Nes dabar, kur buvom, tai čia tik vieną postę matė. Ir čia dabar iš kitos postės anot statybos ir prasidėjus. Tai čia ir biški išpjauti krūmą, uolas nuvalytas. Bent jau taip pavasarį buvo. Nu, manau, kad mes jau esam pačiam viršau. O mes bandysim gal kažkur iš čia kelti. Čia tokį lygį veitelį ant uolos. O, ten išvis yra gera aikštelė. Į aikštį. Ir biški nusprogdintas uolas. Arba ne čia toliau statys dar greičiausiai, nes yra atsitvėrė su tvorvas teritorijai. Nes ten, matot, irgi priekyje vyksta darba. Priejau mūsų kaim pagrindinį širdį, jeigu nu taip gal vadinti, kaip matom, šitą yra baras. Tipo, katram nesubūdit, šis deg. Kaip čia nuvertinu tą kamerą. Reiškins yra gyvs. Alford 90 metų parašyta. O šitą restaurants. Kažkodėl tuščias, nieks nevalgo šiandien. Tai dar kažkoks baras. Tai yra kebabėnė. Vienintelis prekybos centrus šitą, katram aš lankau spari. Aš čia mėgstu nusipirkti grilį vežtą. Labai skansi ir viskas, vis mūsų kaimo Akropolis. Nieko daugiau neturim. Ai, štai ir kirpykla ir kebabėnės reklama. Daugiau nieko. Viskas. Baigės mūsų kaimalis.
Pitauposi dar. Nami tamposi. Kažko šiandien tik į 10 puselėt monėti. Keista. Kontos tu tiešia pridaris mano navigacijoms. Kad po praeitą video aš tik begaliu 10 puisokti. Neblėtų monėti kairį. Kur mes čia matom? Tiltėlį. Yra sauliuks. Nu, bišk prasiekėm. Spėsim dar ten. O, tas sauliuks. Tai tenas ir užsikaisėm. Kavos. Atsigerti. Gerdu vaka. Cypam, krikštaun visas galas. O, kokį rampelkį. Žuviais nevidati. Vaka nutėla. Kažkur tolumu šaulo. Taip gera čia. Jo, čia šį pasiliksiu. Čia reikia įsitaisyti man. Oras bieška čil. Gal nusimauti ir džemperioką, nes gan šiltai yra. Aišku, sėdant atviestai gal ir šalta pasidaryti, bet kaip nors. Reikia telefoną įsitraukti, nes reikia rinkti žingsniukus būtina. Žingsniuką ir būtina. Kon ir jums rekomenduoju daryti. Rinkti žingsniukus. Kon aš turanu. Pažiūrėkim. Kon turėm pririnkti. 33,5 tūkstančių. O dar reikės parėti iki namų. Dar kažkur 15 tūkstančių bus žingsnių. Jeigu nesugalvos kažkur kitur nukeliauti. Nes jeigu dar pumiško braidysiu, gal bus ir visus 20 tūkstančių. Kas čia man žin. Matysim. O dabar lauku, kol užvers vandenėlis. Čia beveik ir verda. Dar bišk trūksta. Daug jam bišk. Jėgos. Tikra graži vaizda čia. Žiaurė. Man patinka tą veiką dabar. O. Vandenėlis užvirė. Bus skanios kavos. Kavel pribrinka. Gal, sakau, vienam pasižvalgyti biškiok, kol kavelį gersiu po apylinkį. Nes vaizda tokiai visai nieka čia. Nes po to aš gėgut girdėjau liktai, o mums pasigirdi. Ne, tikriausiai pasigirdi. O ten kitų pusė kiek naruoda yra. Tūs galus ten. Matau, judesis pilna vyksta. Čia pas mums yra muma. Vandenėlis skaidrus, nors zognus. Dumblų apeis. Čia mautys būtum ne kažką. Kažin, koks čia gilis dar klausiams. Tai matau žmonių į. Gal kada reikės užėti čia. Pasikėti, laužavėtis yra. Bet to, iš kurie krasti. Sudžiūvus šakų. Kad galėtum. Kažkokie, ten matau kažkokių šakų. Gal ryšėtam. Ir dar kas čia neįprasta. Irgi kiek vadalodavos po miškus, tai koisių nebūdavo. O dabar čia tepa kažkur, o tie bus ryškiau.
O dabar kažkudį teikosite pol, ne kont, bet nervint, kad kažkas ten vels. Plauks, ypač manus. O, gelbėjimo rats. Keits, toks putėnis kažkoks. Matot, aš tur tokie svelnynas. Aš čia yra ir normalesnis kėls, bet mes nematysim mandinok, jeigu aš jas giliavi mešką. Tai nurasėti pakraščių. O pakraščių nelabai koks kelioks. Bet kam tas rūp? O, inkeliuks ant žemės. Tikriausiai nukret. Čia didelė mažam paukščiukau. Atsidardavams. Ir kas nėra neboj to paukščiuk, ne kažkokių samanų, bet čia jau šios samans ir bausik tas te pridėts. Tas kas dar, ten keliok. Ar čia kažkokim šmauzeriams skirt. Nu čia nepraesu jau. Reik bieškėti. Tau šitą keliuku. Bieškį viršų. Vėl priesiam prie vandens. Jo, čia sauliokų laužaviečių daugiai. Ir aš čia šiltų metų žmonių netrūksta. Ir kaip matau, sausuoliai irgi yra. Tai kada nors atvyksiam čia, kuik dešrygel pasikepti. Atrodo, visą savaitę lėja, bet šitą tik šlapis veids užtek, kad čia prieš tai pylė. Miški nepradžiūna. Nežinau, ar čia miški tepkas atrodo, bet liūtai tepu biški. Tu šviesos jau toks trūkom. Taip kaip liūtai tempti, jau norėtum pradėti. Bet gal tik miški. Išėjau kitą posį ežerioką. Tu skemsins visą pjaušitą. Čia keik sauliok pridėliot. Didelė kompanija ir malkuntai ir padėta budelė. Laužaviet nesveka dydžiaus. Iš kanalizacinių šuliniais. Ai, čia tik buvusi malka, nu jau nebė. Jo, čia vasar parelaksauti. Tikrai ir kur. Kaip čia gilis atrodo. Matos daugnis, kažin. Matos, toks akmenėnis. Daugnis, bet į gilien. Konkrete. Tas keliuks yra specialiai išpalt čia. Ir ta dalis yra atskirta nuo tuos daliais. Kažkada ant virbojus bendrus. Ir čia giliaus nėra. Ir matot, kad pirvas prižėlis. Plausų kiek pridirbt. Maudimaus. Un ta veins. Ten un ta dar vein, matau. Bus apeist visą ežeruką. O, čia tramplinsai. Ant tai išulos. Laiptelę išlėpti. Tramplininis. Nu, nereikės čia kada apsilankyti.
padaryti pliuškų. O, buberį. Darbėlis. Ir čia dar vienas buberį. Toks beržas. Buberę nugriaužė. O kokį. Ale graži instaliacija, meno kūrinys. Čia kažkoks svartytausiai bojas. Ne, čia bulviakas, nes ir. Jo, bulviakas. Plugėlis. Ir tai stipina papuošti. Nuportydavo bolbis. Jo. O čia, kaip suprantu, vandenėlis ištek laukon. Ir ant garantauta nutek į gluomą. Palipkėm aukščiau, kas ten dar kažkas matos bėški. O, šūks pugžlys. Žiūr in mani. O kas ten dar? Vandenėlį kažkokį. Kas čia? Jūrų viepla. Čia vienas iš plungės ruonių. Nulipdyts yra. Tu dar nesibaig visais gružybs aplink to nežerolį. Čia kažkokie žaidimą tikriausiai tas liekšis kur mėt. Nelabai aš suprantu. Kapans turi pataikyti. Matau, čia vienas krėžis. Šitą kits krėžis. Ir čia tipo vienu pataika iš lėkšties. Kaip pysti. Atsimuša įkrenta tam krėžį. Jo, šitą žaidą. Na, pasižiūrėsim. Kaip čia tas atrodo viskas gyva. Kai jau užgaudėm žaidom, tai bandykėm pažiūrėti. Čia tikriausiai stengiuosi arčiau privaryti. Vienam kliuvo, bet neįkrėta. Tai čia visai aišku, kaip čia žaidam. Jo, tos lėkštis ir gan sunkis. Jo, įmečta. Viskas aišku. Viskas aišku. Čia ir senom. Čia panašiai kaip golfka loštom. Ko varčiau prend, tada jau įmet. Aš galvoju, čia nukrėžli, krėži štuoliai su tom lengvom likštėm. Niek panašau, čia ir sunkis. O čia kels į ganyklą. Toks. Tiek užsiekti. Kad kartas gyvulėlė nepabėgtų. O ten viršau kelsen. Pagrindinį sutrauš. Kiekvieną dieną rytą vakar į darbėlį praleku. Pagal teftelius matau, kad čia karvis ganos. Svarbiausia, besižvalgom pačiam neįlipti. Tikėkimės, kad čia nebus kokių bulių ganykla. Nereks lėpti medį. Bet kur čia tur ganytais? Žiūrėk. Čia peivas neša bakštyną. Nu, aš suprantu, avis ožė. Čia vėl krūma. Niek nesuprantu. Hebra, priejau žvėris.
Ir viens kažkoks ant beragis, tiesiog mononkelis to. Čia pilna šitą krūmus. Žiūrėk, kas čia dedis. Un ta balts veizas. Didelį kopra. O. Nu, škaca. Ką pims Norvega baid nukėlė. Veiza šitą atsigolis. Į kur jūs čia ėdat, tus krūmus? O čia įsuragas į. Nu, hebra, dingstam. Nu, o čia matot, su davikliu ir karvi. Kažkuik. Nu, šoting teisinga. Mauki meška. Nepatinkat jūs maniai, nebeški. Stasi, mata klausia, ką daryti, jeigu kelia pastoja teliokai. Pagint ant snafik nukelia ir toliau. Sėkminga praėjau ganyklą, ne viens melžams pitbulls neužpaulė monis. Šitą matau dar prieky ir grupelį, bet anie ir užtvert, tai animo nebaisi. Ir čia jaunimėlis, matau vyrų. Gera lenda, aš atgal į savo džiunglis. Tu jau užtemsi ir vaist, ir baterija baigas. Tai atsisveikint su jumis ir iki kitų žygių. Čiau.